Padavėjas, kelininkas, statybininkas, mėsainių pardavėjas. Tai darbai, kurių jums greičiausiai neteks išbandyti, jei mokslo sieksite Vilniaus universiteto komunikacijos fakultete. Bent jau taip skelbia statistika. Baigę komunikacijos studijas, dauguma darbą randa pagal specialybę. Kasmet fakultete išsilavinimą įgyja maždaug 200 laimingų bakalaurų ir 100 dar laimingesnių magistrų. Čia renkasi gabiausiai, nes už mokslą moka mažiau nei trečdalis. O prasidėjo viskas prieš daugiau nei 1000 metų. 1009-aisiais Kvedlinburgo analuose buvo pranešta apie tragišką Šventojo Brunono misijos baigtį Rusios ir Lietuvos pasienyje. Būtent ten jis pagaunių buvo trenktas į galvą ir su 18 saviškių iškeliavo į dangų. Amžiną jam atilsį. Po šio viešai išplatinto pranešimo visi ėmė džiaugtis, kad pagaliau Lietuvą pastebėjo ir nuo šios datos prasidėjo komunikacija apie mūsų šalį. Bet komunikacijos fakultetas įsikūrė gerokai vėliau, 1991-aisiais. Jaunas, bet modernus, inovatyvus, nuolat besiplečiantis, kasmet parengiantis kūrybingų ir šiuolaikinės technologijas įvaldžiusių specialistų ne tik Lietuvai, bet ir užsienio valstybėms. Besišypsantis verslo informacijos vadybininkai ir informologai, kūrybos komunikacijos specialistai, profesionalūs archyvarai ir leidėjai, kultūros informacijos ir komunikacijos ekspertai, aštriaplunksniai žurnalistai – tai komunikacijos fakulteto bakalaurai. Kai paklausėme darbdavių, kodėl jie pasirinko būtent šio fakulteto studentus, dauguma tik gudriai šypsojosi ir rodė pakeltus nykščius. Suprask, palaikymą. Jei per 4 studijų metus įgytų žinių nepakaks ir nuspręsite, jog darbo ieškoti per anksti, galite likti dar 1,5 ar 2 krimsti magistro studijų. Ei, dar nemiegat? Kur jūsų rankos? Pakelkite jas abi į viršų ir lenkite po pirštą už kiekvieną magistro studijų programą. Analitinė žurnalistika, darnaus vystymosi komunikacija, informacijos sistemų vadyba, komunikacijos mokslai, leidyba, paveldo informacija ir komunikacija, ryšiai su visuomenė, tarptautinė komunikacija, žinių vadyba ir lyderystė, žurnalistika. Taip, jų lygiai 10. Jos inovatyvios, skatina kūrybiškumą bei atliepia naujausius darbo rinkos poreikius. O dabar tik skaičiai. Baigiamojo rašto darbo rengimas trunka apie 350 valandų. Pusė jų dažniausiai praleidžiama bibliotekoje. Vidutiniškai išduodama 4000 knygų per mėnesį. Kiekvienas studentas per metus pasiima beveik 50 knygų. Biblioteka kasmet papildo 2000 naujų leidinių apie komunikaciją. Per mėnesį studentai skaitykloje praleidžia bent 30 valandų, o sesijos metu šis skaičius pralenkia net miego kiekį. Vidutinis dėstytojo amžius 43 metai. Dėstyti kviečiami ekspertai iš Lietuvos ir užsienio verslo kompanijų, kultūros ir valstybinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų. Maždaug kas trečias dėstytojas paskaitų metu leidžia juokauti. Ir dar, tarp 1200 su trupučiu fakulteto studentų 3 kartus daugiau merginų, o studijų metais kasmet atsiranda bent 5 poros. Kaip miela. Bet tai nenuostabu, nes statistika skelbia, jog bent 3 studentės kiekvienoje laidoje tituluotos gražuolės. Fakulteto absolventai ne tik tapo savo srities specialistais, bet ir patys sukūrė sėkmingai veikiančias įmones. Viena iš naujienų portalo Delfi įkūrėjų ir vyriausiai redaktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė. Verslininkai Rasa Martens ir Danielius Bunkus. Muzikos prodiuseris Vaidotas Stackevičius. Kulinarė Beata Nikolson, žurnalistas ir politikas Česlovas Juršėnas, dainininkė Jurga Šeduikytė. Ir nors prieš 1000 metų apie save pasauliui pranešėme tuo nelemtu smūgiu per galvą, šiandien mes mokome komunikuoti kitokiais būdais – naujoviškais, moderniais ir ganėtinai saugesniais.